kaip tu? Kaip tu davažiavai? Viskas gerai, nepakliuvai kamštį. Kelias skauda. Klausyk, tai reikia vaistų, būtinai išgerti iš nuo skausmo. Nugara? Tai aš tu būtinai dar nupirksiu kepalą, jau užeisiu vaistinę nupirksiu kepalą. Kažkam vakarą valgysim, gal padaryti blynelių. Jo, praeitą savaitę. Gerai, kažką kitko sugalvosiu. O kaip savaitgalis? Ne, aš sugalvosiu, aš tau parašysiu irgi numesiu linkų, gal kažkur tai nuvažiuosim, pasižiūrėsi, gerai. O šitą, aš irgi tada į darželį užvažiuosiu, jo pasimsiu, vis tiek būsi pavargęs, gal ne. Jūs girdėjote šitą? Bet kiek galima būti patogiu kilimėliu, ką? Bet kiek galima būti patogiu kilimėliu? Aš manau, ahujelinti ir būti ahujenai yra ahujena. Nes kitaip, tu būsi ta tais laikais, beliko tik ahujelinti, nes jeigu tu ne ahujelini, būni patogus kilimėlis, kitaip tau užlipa ant galvos, tu turi tą daryti, aną daryti, sutvarkyti, paimti, nupirkti, apskambinti, pasveikinti, viską sugalvoti, visas dovanas, visas keliones. O galiausiai būna taip, kad jūs pačios save pripratina tą dalyką daryti. Ir tada galvojat, o kodėl maniškiai draugiai ten neša dovanas, neša gėlės dovanoja? Todėl, kad jinai ahujelinus ir ahujena. Ir tu pasakei vieną kartą, nedarysi man šito dalyko, išeisiu kitą susirasiu, nes esu ahujena.